Sveiki atvykę į Top Lines Media kanalą. Šiandien turim vieną iš DJI dronų, tai DJI R3S, kuris bando įtikti tiek mėgėjams, tiek profesionalams. Tai pakalbėsim apie pačio drono išvaizdą, jo naujas galimybės, visus skrydžio laikus, saugumą ir panašiai. Ir išmėginsim vieną funkciją, tai Active Tracking, kurią jisai turi. Dabar jau turi ir Mini 4 dronai. Mini 4 Pro atnaujinta versija turi irgi šitą funkciją. Bet mes mėginsim su šitu, nes visos kitos funkcijos tai jau yra visiems žinomos. Tai kaip Circle, Rocket, Ellipse ir visos kitos funkcijos yra visuose dronuose. Tai tų nemėginsim, išmėginsim Active Tracking. Tai toliau apie pačio drono parametrus pradėsim, tada pasikalbėsim. Tai pakalbėkime apie drono išvaizdą. Tai dronas yra panašus į DJI Mini 4 Pro ir DJI R2S hybridą. Dronas sveria 720 gramų. Tai jau reikia registracijos daugelį Europos šalių, galima sakyti visose. Tai žinokit, kad ne tik jau užregistruoti droną reikės, bet ir pažymėjimo su juo skristi. Pats dronas yra kokybiškas, surinktas iš tikrai kokybiško plastiko, kaip ir visi DJI dronai. Yra tikrai toks solidus. Jo dydis, kaip matot, yra žymiai didesnis už visus Mini, bet nėra toks didelis kaip Mavicas 3 Pro. Sulanksčius telpa į nedidelį krepšį. Tai šis dronas kuo labiausiai išsiskiria nuo kitų dronų R klasės ir Mini, tai turi jau dvi kameras. Viena turi kamerą, tai 24 mm plataus kadro. Antra kamera yra teleobjektyvas, kuris yra 70 mm. Jo nekintanti diafragma yra f2.8. Abiejos kameros filmuoja 10 bitų, 4K vaizdu ir turi D-Log-M. Gaila, kad neturi normalaus logo, vis dar D-Log-M'as, nors jau šiais laikais telefonai turi normalų log filmavimą, tai labai tiesiog gaila, kad jisai neturi tikro logo. Bet spalvos tikrai geros, 10 bitų kamera tikrai puikiai atpažįsta spalvas ir filmuoja puikiai. Pabandysim filmuoti kokių gražių vaizdų ir įdėti. Pasižiūrėsit, kaip jums patiems atrodo šito drono kamerytė. Tai apie kamerą pačią tiek. Daugiau kažką labai pridurti negaliu. Tai dabar aptarsim kitus niuansus. Skrydis yra subalansuotas, tikrai patogu skraidyti, nebijo gūsingo vėjo, skrenda sport režimu 19 metrų per sekundę greičiu maksimaliai. Kilometrais dabar neišversiu, bet parašysiu tekstuką, kaip kilometrais išsivertus gautųsi koks greitis. Dronas naudoja su kombo versija. Galima įsigyti su naujuoju pultu, galima įsigyti pigiau ir su senuoju, bet naujasis pultas tikrai man labai patinka. Skraidžiau su senuoju kažkada kitais dronais, tai nebereikia telefono, yra integruotas ekranas, kuris ryškus, net saulėtą dieną, saulė šviečiant tikrai matosi viskas ekrane, pultas nevėluoja. Pakol kas jokių ryšio sutrikimų nesu turėjęs, greitai galima jį sutverti, turi
vairalazdės gale, kaip ir visi. Vieni apačioj pultai turi, kiti gale, nu, čia jau žinot, kas skraido dronais, kad vairalazdės visados kažkur ant pulto. Tai sakau, pats pultas tikrai man patiko, valdymas paprastas, kaip ir DJI kitų dronų. Tai su kombo perkant RC2 pultas būna įdėtas. Žinoma, pigesnė versija su senuoju pultu. Tai jei perkat, nežinot koks pultas, tai kainos atžvelgiu visados bus brangesnis. Apie patį skrydį. Pats dronas skrenda 46 minutės. Nutolti gali 20 km. Realistiškai gali nutolti nuo 3 iki 5 km. Niekados nesu bandęs, nepaturiu bandyti testuoti maksimalias drono galimybės, nes ne visada galima pasitikėti gamintoju, nes gamintojas gali tikrai 20 nuskris, bet ar grįš, ar neprarasit ryšio, čia klausimas, kurio aš negaliu jums atsakyti, nes aš nesu bandęs tokio dalyko. Tai tiek apie skrydį, laiką jo ir apie pultą. Tai DJI R3S turi daug funkcijų. Žinoma, visas funkcijas turi, kurias turi ir kiti dronai, tai quickshotą ir panašiai, kaip visi žinom, kas skraido dronais. Vienintelė funkcija, kurią išmėginsim, labiausiai tai active trackinimas, tai kai seka objektą išvengdamas kliūčių su funkcija bypass. Taip pat bandysim išvengti skristi į kliūtį, kad dronas ją apskristų ir skristų toliau savo tikslo link. Išmėginsim šitą, tai labiausiai, sakau, apžvelgsim active tracking ir tie. Dronas turi daviklius, kurie mato 360 laipsnių aplink save, tai viršus, apačia, šonai, abudu priekis galas, tai reiškia saugus skridimas. Dronas naudoja APAS 5.0 sistemą ir turi papildomą sensorių priekyje, tai skirta tamsiu paros metu skraidyti, atpažįsta kliūtis lengviau skrendant naktį, ko neturi R3 dronas ir jo pirmtakai, tai senesnės versijos R2S ir taip toliau. Tai tiek apie pačius sensorius, mes juos išmėginsim, kaip jie veikia, kliūčių vengimas. Taipogi dronas turi grįžimo namo funkciją pagal skrydžio atmintį. Dronas turi skrydžio, jisai atsimena, kur skrido, kaip skrido ir jisai gali grįžti netgi be navigacijos pagal skrydžio atmintį. Apskrendant kliūtis, grįžtant į tą pačią vietą, ne tai, kad paspaudžiam grįžti namo, dronas aukštai pakyla, atskrenda ir nusileidžia. Šis dronas jau sugeba grįžti namo tiesiog atsimindamas kelią, kuriuo išskrido. Tai irgi labai pravarti funkcija, praradus GPS ryšį. Tinka tiek mėgėjams, tiek profesionalams, kontento kūrėjams, vestuvių filmuotojams ir tiems, kurie nori pakelti savo video kokybę į aukštesnį lygį, bet nenori mokėti už Mavic 3 Pro, kurie yra žymiai brangesni. Tai šitas dronas yra tikrai geros kainos pagal savo atliekamas funkcijas ir pagal kamerų kokybę. Tai tiek kol kas, turbūt eisim bandyti skristi ir rodyti, kaip viskas veikia. Tai ką, pasiruošim droną, tai įsistatysim bateriją į droniuką. Tai baterija dedasi kaip ir visuose dronuose iš galo, įstumint, pap, užsifiksavo, baterija įdėta, čia dedasi SD kortelė. Naudokite SD korteles, kurių greitis yra nuo 100 ir žiūrėkit, kad būtų rašymo greitis, o ne skaitymo greitis. Pasiruoškim pultą, tai pulto apačioje viršų yra jo vairalazdės, analogui vadinami, įsisukam
gražiai. Išsiskleidžiam antenas. Nors gal nėra skirtumo, kaip jos pasuktos, bet jau dronas kaip ir paruoštas, belieka jungti. Dar ką padarysim, tai pasikeisim ND filtrą. ND filtrai būna jau perkant kombo, tai DJI jau įdeda ND filtrus. Nežinau kaip kituose dronuose, bet seniau nebūdavo filtrų. Įdėti ND filtrai 8, 32 ir 128 stipriausias, bet aš pirkau FreeVelo filtrus papildomai, jie yra jau polarizuoti ir dabar aš keisiu ND filtrą turbūt į 8 pasikeisim, nes dabar esam užsidėję 32-64, diena yra biškį apsiniaukus, tai užsidėsim gal 32-64, išimsim, užsidėsim silpnesnį, bet dabar galvoju rinktis tarp 4 ir 8, kadangi viena kamera turi f1.7, kita f2.8, tai dėl to skiriasi ir ND tamsumas, kad abiejos kameros gautų tą patį efektą, tai ant šviesesnės kameros dedasi ND4, ant tamsesnės atvirkščiai, tiksliau sakant, ant šviesesnės dedasi ND8, ant tamsesnės dedasi ND4 dar. Bitė bando kažką papasakot, tai manau, tokiai prieblandai vis tiek mums reikia turbūt gal stipresnio, tai dėsim, atsiprašau, čia puola. Dėsim ND8, ND16, turbūt bus patogiausia, jei ką užsikelsim biškį ISO. Nenaudokit labai daug jėgos, nepažeiskit gimbalo, kitaip vadinamo stabilizatoriaus, nes stabilizatorius yra drono, galime sakyti, pagrindas, nes kitaip skraidyti dronu, tiesiog skraidyti be kameros, tiesiog nėra jokio malonumo ir tikslo. Tai dronas paruoštas, persikelsim į kitą lokaciją ir bandysim šiokias tokias funkcijas. Pasiruošėm droną, dabar mes jį įsijungsim, tai dronas įsijungia kaip ir visi kiti dronai 2 kartus ir palaikom 2 kartą. Dronas įsijungia. Pasistatom ant žemės, pultas irgi įsijungia 2 kartus palaikant. Ko nepaminėjau, dronas šis jau turi vidinę atmintį 40 GB, tai jei išfilmuojate visą kortelę, tai puikiai dar pasitarnaus, jei reikia papildomai kažko. Nu ir kilsime, kai dronas susitvarkys viską. Viduje yra žinoma DJI aplikacija. Viskas, matome vaizdą, pradėsime rekordinti patį drono ekraną, skryną ir išsimėginsim dabar, ką mes čia turim, plus 0,7, pasikeisim biškį ISO, pasimažinsim ant 400, nu biškį per tamsum, tai darysim 800, tiek ir paliksime. Nu ir kilsime ir bandysime active tracking funkciją, dėl kurios čia ir susirinkom. Bandysim turbūt eiti gal tuo takeliu į priekį. Pasižeminam biškį.
biškį vėsoka darosi. Tai pasižymėm save, paspaudžiam ant to kvadračiuko. Kažkodėl nepasispaudžiu, nu gerai apsibraukiam. Apsibraukiam ir bandom active tracking. Dronas turėtų skristi paskui mane. Iš galo man. Ir bandom dabar. Prasieisim truputį, miškas. Bandysime po lėto, kadangi vieną kartą bandėm, buvo nesėkmingas bandymas. Dronas atsitrenkė į krūmus, bet jisai dabar skrenda paskui. Po truputį ir mane seka. Bandysim eiti už kliūties. Dronas mato aplinkui save kažkokias kliūtis. Bet niekur neatsitrenkia. Tai gražus vaizdas iš tikrųjų. Matome, kad kamera kokybiška drono. Čia gal neapsisukinėsim. Sustabdysim funkciją, nes labai daug aplinkui krūmų. Tai sustabdom. Dronas mane seka, jo kamera vis dar mane seka, nesustoja. Ir naudojam toliau active tracking. Dabar pabandysim priekį, matau medį. Ir bandysim mes jį apeiti. Nustatymuose galima nusistatyti, kad dronas skristų tam tikrame aukštyje ir tam tikru atstumu nuo jūsų. Matome priekį manęs yra 2 dideli medžiai. Eisim link jų. Žiūrėsim, kaip dronas juos apskris. Mėginsim jo tą funkciją. Dronas turėtų pasisukti į šoną, manęs nepametant. Ir skristi paskui mane. Aplinkui droną matosi kliūtys. Bandysim, rizikuoju žinoma savo dronu, bandysim įeiti. Gal net ten neįsim dar kol kas. Bandysim turbūt tarp šitų 2 medžių praeiti. Dronas ganėtinai normaliam aukštį. Bandysim čia praeiti ir apsukti ratelį. Taip, dronas praskrido. Bandysim čia dar va praeiti gražiai. Aišku, reikės apsitikrinti erkės, bet kaip mato, dronas susitvarko kol kas su kliūtimi. Mato kliūtis. Eisim dabar čia į priekį.
Kažkokį krūmą turbūt matė. Mažiuką kažkaip, dabar gerai. Labai plona šakelė, bet apskrido. Mes bandysim grįžti atgal, iš kur pradėjom viską. Štai dronas jau čia. Bandom eiti vėl į tą pačią vietą, iš kurios praėjom. Prie drono visiškai neprisiliečiau. Dronas mane nusekė. Grįšim prie pagrindinės kameros. Atsirišo batas. Tai va, kaip matom, apėjom visiškai drono nevaldydami. Dronas apsekė, apskrido visas kliūtis. Ir tiek, kol kas tada biškį sustabdom. Šitą, užsirišam batą ir pratęsim toliau mūsų eksperimentą. Dabar einam prie kliūčių išbandymo. Tai išbandysiu ant savęs, ant žmogaus pradžiai. Tai skrisiu į save, kad matytumėt, ir dronas skris į mane ir jisai turės manęs išvengti. Tiesiai dronas žiūri į mane. Filmavimas įjungtas, važiuojam. Ir dronui nepatikau aš, jisai mane apskrido. Paskrendam į priekį, susitaisom. Dronas dabar skris tiesiai į mane. Tai stebim jo veiksmus. Biškį nejauku, nes abudu žiūrėjom, vienas į kitą nežiūrėjom, bet dronas susitvarkė. Pabandom dabar šonu. Dronas stovi šonu į mane ir skrisime į objektą, kuris yra kliūtis dronui, ir dronas privalo jo išvengti pagal visus parametrus. Tai dronas apskrido, jisai jau iš anksčiau pasisuko. Dabar bandysim kitos pusės sensorių drono. Operatorių mato šone, tai dėl to raudonai. Nu, važiuojam. Dronas skrenda į mane, bet jisai nenori susidūrimo, tai išvengia. Kaip viskas atrodo ant objekto, dar išmėginsime. Tai yra medis, skrendat, prieky jūsų atsiranda medis, kliūtis. Nespėjote sužiūrėti ant kameros, dronas išvengia, ją apskrenda, nugarą. Dronas taipogi tą kliūtį apskrenda saugiu atstumu. Taipogi šonu. Jei mes skrendame šonu, dronas taip pat apskrenda kliūtį. Jam ta kliūtis kelia problemas, tai dronas jos vengia. Tai tikrai saugumas drono yra ganėtinai aukštas. Galima įsitikinti. Bet jei esate per arti kliūties, ko dronas dar nedaro, tai jisai neskrenda į priekį. Aš paspaudžiu į priekį, dronas tiesiog neskrenda. Jisai bando išvengti kliūties,
arba tiesiog sustoja, nes kliūtis yra per arti ir jisai nemato apskridimo kelių. Tai tiek apie patį saugumą. Su dronais skriskite saugiai. Mes jį biškį nusileisim, kad negadintų garso, žinoma. Tai dronas, kaip matom, išvengia kliūčių. Operatorius bus dar irgi kliūtis galėtų būti, bet nemėginsim ant jo. Tai žodžiu tiek apie patį saugumą ir dabar išmėginsim, kaip jisai filmuoja aukštai ir gražiai ore. Gražu žiūrėti, gražūs vaizdai, graži mūsų Lietuva. Dabar išbandom back to home funkciją. Tai dronas grįžta namo, iškart rodo kelią, kaip jisai skrido ir kaip jisai grįž. Maždaug kokia trajektorija grįž. Dronas dabar grįždinėja, mes nusistatę 120 metrų aukštį. Dronas dabar jame ir skrenda. Jau girdime mes jį. Duslesnis tikrai garsas negu Mini. Mini 2 tai nesulyginsi su šitu. Bet pažiūrėsim, kaip jisai nusileis, nes mes kadangi pakilome tarp medžių. Ir jisai dabar, man atrodo, leisis virš medžio, kas man nelabai patinka. Nu, jisai turėtų pamatyti tas šakas. Bet ne, jisai puikiai kliūčių išvengė, apskrido, nes jisai kilo visai iš kitur. Va. O, taip. Dronas grįžo namo ir dabar gražiai nusileis. Viskas. Dronas grįžo, paskraidžiojom, išbandėm jo kažkokias minimaliai galimybės. Tikrai, manau, prifilmuosiu gražių vaizdų, gražių darbų atliksiu su šitu dronu. Esu labiau nei patenkintas. Tai išsijungiam droną ir eisim apkalbėsim jo pliusus ir minusus. Apibendrinant, drono pliusai yra dviguba kamera, žinoma, ilgas skrydžio laikas, 46 minutės tikrai yra nemažai. Puikios kameros spalvos, tai 10 bitų D-logas M, netikras logas, bet vis tiek yra labai gerai. Saugumas ir drono pati kokybė man labai patinka, iš tikrųjų, palyginus su tais, kuriais turėjau. Minusai turbūt būtų, kad dronas sveria daugiau nei 250 gramų, neturi kintamos diafragmos, negali reguliuoti, ne visada yra nekintama. Ir žymiai turbūt brangesnis būtų už DJI Mini 4 ir 2S. Bet kadangi technologijos tobulėja
Ir jeigu ieškote savo drono kažkokio geresnio, norite pereiti iš DJI mini versijų, pereiti į kažką jau link profesionalumo, galite, dar pamiršau bateriją įsitraukti, gerai, mes ir čia išsiimsim, galite tikrai pirkti DJI R3S, nes man jisai iš tikrųjų patinka, nes esu skraidęs su Mini 4 Pro, Mini 3 Pro, Mini 2 turėjau pats asmeniškai, kitus tik nuomodavausi. Su Mavicu esu skraidęs, Mavicas man labai daug vietos užima, nėra patogus. Mini tikrai kelionė labai fainas, uodai jau kandžioja, pavasaris. Mini tikrai faini kelionėse, bet dėl kokybės, pavyzdžiui, rinkčiausi RS-ą, nors ir jisai užima, tikrai kaip matot iš kuprinės, daugiau vietos. Perkant kombo gausite droną, krepšį, naująjį pultą, galima pirkti su senesniu, kaip minėjau, ir ND filtrus, kuriuos įdeda jau DJI. Turbūt nežinau, nuo kada jie tai daro, ar jie visada taip darė su brangesniais dronais, su pigesniais tai tikrai nedaro. Ir žinoma, gausite 3 baterijas. Viena dronė ir 2 pakrovimo stoteliai. Tai atrodo, užsidėjus kuprinę. Ant manęs tai aišku atrodys, kad didelė labai, bet šiaip tokia ganėtinai patogi ir pats atsidarimas nebebėra jokių užtrauktukų. Hop, ir įsijėmė. Hop, užsisegiai, prisitraukė viskas. Dronas niekur nepabėgs, apvertus, nieks neiškris. Patraukiai gumytę, hop, atsisegiai, įsitraukiai, užsidariai, pakilai, paskraidėjai. Ir važiuoji. Tai apibendrinam, puikus pirkinys, džiaugiuosi, kiek papasakojau, kiek pakol kas pats įsiaiškinęs, tai tikrai savo pinigus atidirbs, jau ir atidirbo, projektų buvo, kuriuos su juo filmavau. Tai su jumis buvo Top Lines Media, ačiū, kad žiūrėjot, nepamirškit paspausti like, jei patiko video, užsiprenumeruoti kanalą, pradėsim kelti daugiau turinio. Pakomentuokit, gal turit kažkokių įžvalgų, gal renkate savo droną, parašykit asmeniškai, atsakysiu, patarsiu, ką pirkti, ko ieškote, kas jums, kokį turinį ruošties kurti, kam filmuoti ir ar verta leisti 1500 eurų šiam dronui, ar tiesiog nusipirkti savo kuriamam turiniui ar filmavimams kažką pigesnio, ar ieškoti profesionaliam darbui jau brangaus drono. Tai like, subscribe, ačiū, kad žiūrėjot ir iki kito karto. Čiau.